ką manot apie Selą? Gal kokią įdomią istoriją papasakotumėt su juo? Aš galiu papasakoti įdomią istoriją, jeigu norit. Apie Selą normaliai, tai yra, aš suprantu tos žmonės, kažkada, Egisgi labai senai jau šou versle. Jis buvo anksčiau toks paprastesnis, yra tekę bendrauti ir mes kažkaip vienu metu sąžingai, yra gal jis neatsimena, bet yra tekę šnekėti ir aš sakau, kodėl tokios kainos? Sako, žinai, man geriau padaryti vieną koncertą į mėnesį už tokią kainą, negu daryti 10 kartų pigiau ir 10 koncertų į mėnesį. Geriau vieną kartą pasirinkti visus pinigus, negu rankioti iš 10 kartų po truputį. Aš manau, labai teisingas jisai verslo žmogus. Lieka daugiau laiko, žinai, tikrosiams vertybėms. Ne, ne, apie Egį mane Egis vienoje vietoje labai gelbė. Aš darau tokias muzikinės užduotis renginiuose visur, yra vienas labai geras gabalas. Pet Shop Boys grupės iš naujesnių gabalų ir kaip jį uždedi ir visi kelia rankas, bando spėti, sako, Selas. Ir aš tik sakau, dabar matot, iš kur pradžia Selo gabalo. Bet konkrečiai copy paste. Ne, yra. Galėsiu uždėti, ne, mašina yra. Aš galiu papasakoti istoriją, nes man Selas skambino ir grasino mane surišti ir mišką išvežti. Bet aš nebijau, ne, jisai tą paskui sakė, tu susirišk, nuvažiuok į mišką, aš atlėksiu. Ne, jisai sakė, kad mane suriš ir išveš į mišką, bet aš žinau, kad neveš, nes, tipo, šniūro bus gaila. Ar imtum... Dar vis palauk. Dar vis šniūras? Man atrodo, jau ungurių dabar, unguriai vadinasi, ne?